Labą dieną visiems, tai biškis dirbsiu į Manto vlogą, bus apie ką viskas ir kaip bus treniruotės video. Tai dabar yra penktadienis, beveik 9, mes esam pasiruošę į treniruotę Klaipėdoj, į autodromą Klaipėdos, pas Tulpiną. Labai keista, kad viskas taip ankstyvai, nes dar tik vasario 1 diena, o mes įvažiuojam treniruotis. Tai iš vienos pusės yra labai gerai, kad žiemą taip leidžia tą daryti. Bandysiu savo krekždę po tam tikrų updeitų, tai atsukom šiek tiek kilovatų net per seniausiai. Po variklio įdėjimo važiavau ne su ryčio programą ir važiavau neaišku su kiek kilovatų. Stendo pradiniai rodmenys parodė, kad tai nebuvo prūdai kažkokie. Tai žodžiu, po tam tikrų modifikacijų, apie kurias jau čia daugelis žinot, kas dabar bus plytų era ant ko, tai tą modifikaciją ir mes pasidarėm, tikriausiai patys pirmieji. Tai va, rytoj važiuosim pasibandyti, tikėkimės nelis, bus sausa, bus gripo, bus galima kažką pažiūrėti. Vels tos 225, ta mano krekždė ar nevels. Tai va. Mašinos stovis, koks buvo paskutinius 2 metus, tai toks yra likęs, niekas čia kardinaliai nedaryta, visą žiemą toj pačioj panašiai vietoj prastovėjo, nes tiesiog nebuvo ką daryti, aišku, tų kulnų visada yra, bet tiesiog važiuoja. Kadangi netikėtai tos kilovatus atsisukom, tai važiuosim toliau ją tašyti. Tikiuosi, bus su kuo pavaryti, pasivažinėti, pasiramstyti. Šitą krekždę man yra, kaip sakyt, fun karas. Aišku, minčių yra su jo daug ką nuveikti ir pasidaryti idealią mašiną, bet aš nesu toks auksarankis, tai niekada taip nebus. Tai varysim, kol, kaip sakant, išsiskės, jau šiaip išsiskėtė yra, ten tunelis biški man jau duobė šviesos į saloną šviečia, bet normaliai, tikėkime, atlaikys. Ankstus rytas, laukiu Mariaus jau, esu Kretingoje ir šiandien važiuojame į Klaipėdos autodromą. Paulius važiuoja, bandysim NPM4 ant jo plytos. Tai stendo turim parametrų, 196 kW. Manom, kad dar ten yra kur paspausti, kitų 210, tai tikrai manau. Tai važiuojam pasitestuosim. O po testų ten Paulius turės susivesti mašiną iki galo ir manau ten tie 210 turėtų atsisukti. Ir žodžiu, tekstekelis, susitinkam neužilgo greičiausiai. Gerai darbuojas. Aš šiandien už driverį. Sveiki visi, aš tralistas Mantas. Nu, esam vietoj. Hebra renkasi su Orelis Liuks. Kiek jūsų čia yra? Einam visi atsisėsti, na čia pasišildys. O tai plato alų pamiršai atsinešti. Och, tu blemba. Čia tą mašiną tiek žmonių jau senai nebevažia. Nuo gamyklos laikų jau čia
baigiam šiandien treniruotę, išvarėmės biškį anksčiau, Paulius dar pasiliko važiuoti. Mašina juda, viskas tvarkoja, ten daug geriau važiuoja nei važiuodavo. Matos ir iš Pauliaus šypsenos, kad geriau tą mašiną važiuoja. Atrodo kaip ir viskas ok. Tai tas kolikas dadeda tų kilovatų, tai plytų era grįžta greičiausiai, nes pagal kalendorių, kokį turim ten semi-pro kalendorių, tai plytų metai grįžta. Tai tik spėti spausdinti, dabar reikia tos koliko adapterius. Šiaip dieną visai nieko, pavažiavo Hebra, išbandė naują layoutą, o mes varom namo rytoj į garažą. Į garažą reikia pirmukom damušinėti.